Sveiki, štai esame Milano parodoje, kur apžvelgsime visas šilumos siurblių naujienas. Einam apžiūrėsim visas naujienas. Štai, viena iš naujienų bus tai geoterminis šilumos siurblys su R290 dujomis. Jie pritaikė 6 kW geoterminis šilumos siurblys. Ar matote jis kokio dydžio? Jis bus mažuose namuose labai populiarus ir jo labai bus gera kaina. Viena iš įdomesnių naujienų, greit ir mes ją turėsime, tai atnaujintas visiškai su R290 modeliu, tai bus ir vidinis blokas mažas ir viskas integruotas su buferiu ir visko. Ir kas yra svarbiausiai, jis turės dirbtinį intelektą. Be abejo, ko Gry visą laiką didžiuodavosi, tai savo kondicionieriais. Jie tikrai turi ir šildyme labai gerų, ir šaldyme labai gerų. Dabar turėtų suklusti visi kompiuterių mėgėjai, kurie kasa bitkoinus. Mes turime šilumos siurblį su bitkoino mašina. Tai yra, jūs kasate bitkoinus, o jums šilumą gamina už dyką. Sąlyginai už dyką, kas supranta taip, bet gal ką sudomins. Tai tiesiog gatavas gamyklinis sprendimas. Galite šildyti tiek vandenį, tiek baseiną, tiek namus. Štai vienas iš populiaresnių gamintojų Lietuvoje tai yra Gry. Be abejo, tai bus truputį kitoks. Ir kas mums labiausiai įdomu, tai bus nauja serija, kur matome, kad jau atrodys visiškai kitaip. Žada labai tylų garsą ir be abejo valdiklis galime pažiūrėti visiškai naujos kartos. Labai jautrus, spalvos ryškios ir bus labai draugiškas vartotojui. Štai dar viena naujiena, tai kondicionierius su rekuperacijos moduliu. Tai bus labai, manau, populiaru, kai žmonės pripras. Matysim, kai kondicionierius dirba. Štai viena puikia naujiena, izoliacinė medžiaga tinkanti laukui ir be abejo paruošta su aliuminio folija, kuri atspari mūsų visiems paukštukam ir saulei.